Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra valdomas įvairiausių dėsnių. Vienų žinome, kitų ne, kiti mums nepatinka. Ir vienas iš tų dėsnių yra toks. Žmogus tampa žmogumi tik gyvendamas tarp kitų žmonių. Ir norėdamas tapti aš iš didžiosios raidės, būtinai turi gyventi tarp mes iš didžiosios raidės. O štai tuos mes vadiname tai sociumu, tai visuomenė, tai tauta arba nacija. Tautos, nacijos viena kitą įtakoja, konkuruoja, kartais skaudžiai konkuruoja. Tautos gimsta ir miršta. Pasaulio istorija yra tiesiog nuklota dingusių tautų vardais. Norint, kad tauta išliktų, reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Norint veikti vieningai, vardant tautos išlikimo, reikia vienodai suprasti bent kažkokius kertinius dalykus. Kaip mes sakome, kaip sako mūsų gretos, reikia būti tame pačiame prasmių lauke. Ir štai mes pasiūlysim jums keletą taisyklių, kurios mūsų manimų padėtų išlikti tiek lietuvių tautai, tiek ir bet kuriai kitai. Deja, šiandieną lietuvių tautos ateitis yra gana miglota. Mums gresia emigracijos reiškiniai, imigracijos reiškiniai, vertybių kaita, kuri griauna šeimos institutą, tėvų ir vaikų santykius. Visa tai nėra palanki terpė tautos išlikimui. Ir dėl to mes sakome, išlikti šiandieną, kad būti rytoj. Šiandieną lietuvių tauta išsivaikšto, mūsų darosi vis mažiau ir pagausinti Lietuvoje gyvenančių žmonių skaičių nėra taip jau sudėtinga. Ir migracijos reiškiniai, imigracijos reiškiniai tam puikiai pasitarnautų. Bet tai jau būtų visiškai kita visuomenė, kuri gyventų Lietuvoje. O šiandieną Lietuvoje yra 84% lietuvių, po 60% Lenkų ir Rusų ir po nedaug procentų kitų tautų žmonių. Mes visi daug maž čia, nežiūrint visų prieštaravimų, esam apsipratę. Ir štai jeigu tą santykį, kurį aš sakau 80-20, jeigu mes to santykio nesaugosim, tai mes gausim tokias problemas, kurios jau bus nebeišsprendžiamos. Pakeitus va štai šitą santykį tarp dabar gyvenančių tautų Lietuvoje, blogai bus ir lietuviams, ir lenkams, ir rusams, ir visiems kitiems, kurie šiandien gyvena Lietuvos žemėje. Tauta be savo žemės, tai kaip šeima be namų. Yra tautų, kurios net neturi savo žemės, bet šiaip jau kiekviena tauta kažkur gyvena. Bet ne kiekviena tauta gyvendama, kad ir savo žemė, turi valstybingumą. Lietuvių tautai pasisekė. Šiandieną mes turim ir žemę, ir valstybingumą. Ir dėl to sakome, valstybė savo žemėje, tautos namai. Ir nereikia manyti, kad tai yra duota amžiams. Pavyzdžiui, Klaipėda, Kaunas ir Vilnius administruojami Lietuvos valstybės tik keliasdešimt metų ir pirmą kartą istorijoje. Tai nėra duota amžiams. Reikės gerokai išminties, kad išsaugoti tai, ką turime šiandieną. Kai tauta turi savo valstybę, iškyla valstybės nepriklausomybės klausimas. Toli gražu ne visos valstybės yra nepriklausomos, visiškai nepriklausomų valstybių apskritai yra vienetai pasaulyje, bet siekimas maksimaliai įmanomos nepriklausomybės galimas, visada galimas.
Ir mes sakome, kieno įstatymai, tas ir šeimininkas. O valstybės nepriklausomumo vienas iš pagrindinių požymių tai yra teisė leisti savo įstatymus ir šitų įstatymų viršenybė prieš kitus įstatymus. Prieš porą dešimčių metų mes gyvename situacijoje, kada įstatymų viršenybė buvo ne iš Lietuvos visuomenės kylanti. Paskui buvo laikotarpis, kada mes patys leidom savo įstatymus. Tas truko tik 14 metų, paskui įsijungėme mes jau į kitą sąjungą ir dabar įstatymų viršenybė kyla jau iš kitos sąjungos centro. Ir dėl to mes sakome, norint, kad įstatymų viršenybė kiltų iš mūsų visuomenės, kad mūsų įstatymai būtų viršesni, čia Lietuvoje, reikia laikytis principo. Ne į rytus, ne į vakarus, o čia, dabar ir visada. Daug kas iš jūsų pagalvos, kad tai yra neįmanoma, bet mes žinome Europoje Austrijos pavyzdį. Jeigu jūs sakysit, kad Austrija yra ypatingai padėty, vidurys Europos, apsupta civilizuotų šalių, tada prisiminkit Suomijos pavyzdį. Taip, kad pavyzdžių yra, kad galima gyventi, orientuojantis ir į rytus, ir į vakarus, į šiaurę ir į pietus, ir išsaugant savo įstatymų prioritetą. Mes visi labai norime vienybės. Norime vienybės savo veiksmuose. Bet tokia vienybė yra įmanoma tik tada, jeigu mes veikiame tame pačiame prasmių lauke. Ar jūs esate to pačio prasmių lauko gyventojai? Jūs galite suprasti atsakę į keletą klausimų. Vienas iš jų skamba taip. Ar Lietuva yra Lietuvos piliečių, ar visų norinčių Lietuvoje gyventi? Visi Lietuvoje gyvenantys žmonės turi vienokius arba kitokius religinius įsitikinimus. Kiti neturi jokių religinių įsitikinimų. Ir štai, kad veikti vieningai tokioj įvairialypiai tikėjimo erdvėj, mes siūlome tokį klausimą. Ar jūs pirma lietuvis, ar pirma tikintysis? Štai jeigu jūs atsako, kad pirma lietuvis, tai jūs paskui galite ginčytis iki svieto pabaigos apie įvairiausias tikėjimo nuostatas su visa pagarba vieni kitiems, neišeidami štai iš šito lietuviškumo lauko. Jeigu jūs pirma lietuvis, po to būkit kas tik jūs norite. Taip pat kiekvienas Lietuvos gyventojas turi vienokias ar kitokias pažiūras, politinės pažiūras, net jeigu pats kartais savo nekelia to klausimą, bet su juo pašnekėjus paaiškėja, kad jis turi tas pažiūras. Ir dėl to vėl tas pats. Dėl pažiūrų mes galime ginčytis irgi iki begalybės. Ir kad tai netaptų nepagarbos laukų vienas kitam. Mūsų gretų žmonės ir sako, jūs turit savo atsakyti klausimą, ar pirma lietuvis, ar pirma kažkokios partijos narys. Ir jeigu jūs atsakot, kad jūs pirma lietuvis, po to galit ginčytis tarpusavį, kaip sakiau, nors iki pasaulio pabaigos. Šiandieną taip pat dažnai skamba toks dalykas, kad būkime europiečiai, būkime pasaulio žmogumi. Bet kaip gražiai tie teiginiai neskambėtų,
šiek tiek grįžtant į pradžią, žmogus yra visada tam tikros visuomeninės grupės narys pirmiausia. Jis yra vienokio ar kitokio mes dalis. Ir štai kitas klausimas skamba taip, norint suprasti, ar jūs esat mūsų prasmių lauko ir mūsų greto žmogus. Ar jūs pirma lietuvis, ar pirma europietis? Lietuvoje gyvena, ne tik lietuviai, gyvena ir kitų tautų žmonės. Ir kyla klausimas, ar kitų tautų žmonės gali būti mūsų prasmių lauko gyventojais ir mūsų gretų žmonėmis. Jie gali tai suprasti atsakę savo į klausimą. Ar jūs esat Lietuvos kitatautis, ar kitatautis Lietuvoje? Tai yra labai esminis skirtumas. Jeigu jūs esate tik laikinai užklydęs kitatautis į Lietuvą, o save siejat su kažkokia kita tauta, su kita žeme, tai jūs be abejo, jūsų visa esybė yra kažkur kitur. Jūs atsitiktinis svečias mūsų žemė. O jeigu jums Lietuva yra svarbiausia žemė, jeigu jūs čia gyvenat, jūsų vaikai gyvens, ir jeigu jūs pripažįstat, kad Lietuva yra lietuviams vienintelė žemė pasaulyje, o jūs, tie kitataučiai, dažnai turit didelės teritorijas, o mūsų čia yra tik vienintelė pasaulyje teritorija, kurioje mes galim būti šeimininkais. Tai jeigu jūs esat tiesiog Lietuvos kitatautis, jūs be abejo esat mūsų gretų žmogus. Kiekvieną tautą sudaro vyrai ir moteris. Tik iš vyro ir moters santykio gimstantis vaikai garantuoja kiekvienos tautos ateitį ir gyvybingumą. Šiandieną pasaulyje sklando įvairiausi kitokie vėjai, siūlantis kitokius modelius. Bet mūsų gretų žmonės sako, iš dviejų, iš vyro ir moters, gimsta trečias. Nes jeigu bus kitaip, tai tada jokia ateitis yra neįmanoma. Nes tik šitoks santykis garantuoja apskritai gyvybės išsaugojimą žemėje. Kiekvienoje visuomenėje vyro ir moters santykiai daro lemiamą įtaką apskritai visuomenės sveikatai. Bet nemažiau svarbus yra tėvų ir vaikų santykiai. Ir šiandieną jie taip pat yra įtakojami įvairiausių keistų vėjų. O juk vaikai tai yra vienintelė galimybė tautai save projektuoti į amžinybę. Ir mūsų gretų žmonės sako, vaikai tai yra tautos tąsa amžinybėje, su teisėmis, bet ir su pareigomis. Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą mes bendraujame vieni su kitais. Ir bendravimo įrankis, aišku, yra kalba. Ir todėl mes sakome, kalba pagrindinė tautos savimonės sudedamoji. Ir dėl to kalbą reikia visokiojopai puoselėti, gerbti, o kaip kada ir pakovoti dėl jos teisių. Kad tauta galėtų apskritai spręsti kokius nors uždavinius, jinai turi turėti ūkį. Ir aišku, pageidautina, kad tas ūkis būtų kuo stipresnis ir kuo gausiau aprūpintų įvairiausiamis gėrybėmis tą tautą. Taip pat yra įvairiausios nuomonės pasaulyje, bet mūsų gretų žmonės, mūsų prasmių lauko gyventojai sako, kad gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei. Ir tokių dalykų pasaulyje yra. Šiandieną yra manoma, kad tik privati nuosavybė turi dominuoti. Bet toli gražu pasaulyje ne visur taip yra. Ir vėlgi ta pati Skandinavija duoda mums pavyzdžius kitokių ūkio tvarkymosi. Ten nemaža dalis
ūkio yra valstybės rankose. Taip kad mes čia irgi nesame kažkokie ypatingi ir originalūs. Žmogus netampa žmogumi negyvendamas tarp kitų žmonių. Kitaip sakant, norėdamas tapti aš iš didžiosios raidės, turi gyventi tarp mes iš didžiosios raidės. Ir turbūt suprantama, kad aš tai yra tik dalis to mes, o dalis negali būti svarbiau už visumą. Dėl to mes sakome, mes yra svarbiau už aš. Be abejo yra būtinas balansas, tas mes neturi ir nustelbti to aš, bet dalis negali būti svarbesnė už visumą. Taisyklės, kurios buvo išvardintos, arba klausimai, kuriuos jūs galite atsakyti ir suprasti, ar jūs esat mūsų prasmių lauko gyventojais, ar esat mūsų gretų žmonėmis, visiškai nereiškia, kad mes norim pasakyti, kad lietuvių tauta yra kažkuo geresnė už kitus. Bet mes norim pasakyti, kad jinai nėra blogesnė už kitas tautas. Tiesiog šitų taisyklių laikymasis mums atrodo, leidžia tikėtis lietuvių tautos išlikimo ir po 100 metų tikėtis, kad čia bus kalbama lietuviškai ir kad būsime šeimininkai savo žemėje. Visą tai, ką jūs iki šiol išgirdote, neatsako, aišku, jums į įvairiausius moralės etikos klausimus, neatsako į gėrio ir blogio klausimus, nekelia žmogaus santykio su būtimi. Bet tos taisyklės, kurios jau buvo išvardintos, leidžia ir po daugelio metų štai tuos klausimus gėrio ir blogio, būties, moralės, etikos, gvildenti lietuvių kalbą savo žemėje. Dažnai norėdami surasti geresnių sprendimų savo tautai, mes kūrėme įvairiausius planus ir jie dažnai būna arba utopiniai, arba tiek sunkiai įgyvendinami, kad jų įgyvendinimą galima numatyti tik labai tolimoj ateityje. O štai tie 15 punktų išvardinti šitame pokalbyje yra įgyvendinami čia ir dabar. Jūs galite savo atsakyti klausimus, kurie iškelti šiandien, čia ir dabar. Todėl visa tai, kas čia skambėjo, yra įgyvendinama, tai reikia tik mūsų noro, mūsų valios, nes visa tai yra iš tikrųjų pasiekiama šiandien, čia ir dabar. Te gausėja mūsų gretos.